Toliau Mesimėri. Gero vidurdienio linkėjimai ir kalik ir jėki gero sekmadienio linkėjimai iš žaliuojančios Kretos, kaip matote. Ir pirma diena šiais metais, kai man reikia akinių nuo saulės ir taip, aš esu su trumpom rankojam ir dar turiu pirmą savo medalį. Taip jau išėjo, kad jau antras savaitgalis iš eilės yra varžybos, bėgimo varžybos. Na ir geras pavyzdys užkrečia. Jurgita praeitą savaitę prabėgo 6 km, na, o šiandien pirmą kartą savo gyvenimą dalyvavau bėgimo varžybose ir prabėgau 5 km. Jurgita dar bėga, palinkėkite jai sėkmės, jinai šiandien bėga 10 km. Ir žinokit, bėgame ne šiaip lygių paviršiumi, bėgame ir į viršų, ir žemyn. Tai aš buvau ten virš kaimo, kaimas yra priešais už šitų alyvmedžių ir aš buvau virš kaimo, apibėgau ten viršui ir grįžau čionai. Tai taip jau išeina, kad reikia šiek tiek ir pasportuoti. Jau atgavau kvapą tam, kad padaryčiau šitą transliaciją ir papasakočiau jums, aišku, apie artėjančią savaitę ir tai, kas vyksta apskritai Kretoje. Bėgimo varžybos šiuo metu yra labai populiarios, na, o šiandien tiesiog nuostabus oras, kaip matote, Kretoje. Temperatūra pasiekė plus 20 ir daugiau ir jau visi meteorologai sako, kad atėjo Alkionės dienos. Kas yra Alkionės dienos? Alkionės dienos tai yra kažkas panašaus kaip Lietuvoje bobų vasara. Tik jeigu pas mus buvo vasara rudenį, čia Alkionės dienos yra žiema. Dažniausiai sausio pabaigoje, vasario pradžioj, kai oras nurimsta, jokio vėjelio nėra. Giedras dangus, kaip toj parodysiu, su tokiais plunksniniais debesimis, kurie ateina iš pietų. Šiek tiek, bet vyrauja toksai šiaurės vakarų vėjas ir dėl to oras yra be galo nuostabus. Sušyla iki plus 20 ir daugiau, dėl to tai tokia, kaip ir sakiau, bobų vasara. Kodėl vadinasi Alkionės dienos? Alkioni graikiškai yra gužutis. Ir būtent pagal legendą Alkioniai buvo suteikta toks geras oras gužiukui, kad jisai vestų savo vaikus. Jeigu pasidomėsite, rasite visą tą legendą, esu ir aprašęs, gal rasiu kažkur nuorodą ir įdėsiu būtinai po šituo video, kad galėtumėt pasiskaityti daugiau apie Alkionės dienas. Na, o pritraukiau apelsinmedį Dikti kalnų vaizde, beje, ant Dikti kalnų labai mažai sniego, o ten viršui, matot, sniegas, jo yra be galo mažai. Čia kamera judina man Mimi, nes jinai yra prie mano rankos pririšta, tai nepykite šiek tiek, kai kamera juda. Na ir čia pat nežydė, o noksta apelsinai. Tai tiems, kas netgi nustemba, kai pasakom, kad šiuo metu noksta apelsinai ir šiuo metu yra patys saldžiausi apelsinai, štai jums įrodymas. Žiemą patys saldžiausi ir skaniausi apelsinai. Ir tikrai ačiū tiems, kas greitai jų užsakė praeitą savaitę, kai mes turėjom vaisių iš Kretos. Ir galbūt jau kažkas ragavo, galbūt ir pasidalint savo ragavimais. Ir labai ačiū tiems, kurie aiškina vieni kitiems, pavyzdžiui, dėl avokadų, nes žmonės, kurie gal pirmą kartą įsigyja mūsų avokadų, sako, jie yra kieti. Tai žinokite, jeigu mes juos atvežtume minkštus, iš jų būtų guakamolė. Bet būtent jie atkeliauja tokio kietumo, kokio turi būti, ir tuos avokadus jūs galite labai lengvai prisinokinti, padėję šalia bananų, padėję šalia obuolių. Tai yra pats tas, ir kai kuriuos įdedat į šaldytuvą, kai kuriuos įdedat būtent prie vaisių ir jie noksta greičiau, taip galima turėti avokadų 2 savaitėms, o gal ir ilgiau. Tai va, čia apie vaisius. Vaisių vėl turėsime po 2 savaičių, viskas tvarkoj, vaisių yra. Gaila, čia šitam regione negaliu parodyti avokadų, jų tiesiog čia niekas neaugina, per mažai vandens šitam regione, kur esu. Apskritai, jie labai nerimauja dėl vandens kiekio. Kaip matėte, ant kalnų tikrai trūksta sniego, o tai reiškia, kad vandens bus mažoka. Na, plus dar prisidės čia Alkionės dienos be jokio lietaus, nes, na, jos gal truks 2-3 dienas, paskui žada vėl lietų. Toksai nusistovės bent jau artėjančią savaitę, jeigu kažkas esate Kretoje arba būsite Kretoje, tai nusiteikite, kad nusistovės toksai
gegužio, gražaus lietuviško gegužio oras. Birželio pradžia, kažkas tai tokio. Tai yra ta bobų vasara, Alkionės dienos, kuriomis galite pasidžiaugti ir jūs, jeigu atvyktumėt į Kretą tokiu metu. Vienas niuansas, niekada nežinai, kada jos prasidės. Gali jos prasidėti ir sausio gale, ir vasario pradžioje, kaip dabar, ir vasario vidury. Tiesiog neįmanoma nuspėti Alkionės dienų, todėl taikyti Alkionės dienas niekada netaikykit. Ir taip jau yra. Bet su Alkionės dienom prasideda dar vienas fantastiškas laikas, kai pradeda žydėti Kreta. Tai dabar ir parodysiu jums šitą stebuklą vasario pradžioj, kas pas mus pradeda žydėti. Opa. Štai prašom. Pirmieji migdolmedžių žiedai. Migdolas pats pirmas skelbia pavasarį Kretoje, nepaisant to, kad Kreta žalia, mes prie to žalumos žiemą pripratę, bet žiedai, pirmieji žiedai pasirodo būtent migdolmedžio, jie po truputį skleidžiasi, šiek tiek žemiau, nes mes šiuo metu esam Malės kaime, Malės kaimas yra pakankamai aukštai, šiek tiek žemiau jau mačiau ir visiškai baltai nubalusius migdolmedžius ir čianai yra tik tai migdolų žydėjimo pradžia, bet į Kretą jau beldžiasi pavasaris, kaip matote, ir visais savo žiedais jisai kalba apie tai, kad žiema vieną dieną bus nugalėta. Ir yra ir vandens, kaip matot, pabandysiu pritraukti. Čia vat teka šaltinis, sėkmingai. Tas vanduo, aišku, gaivina visą gamtą ir suteikia jai tos jėgos pražydėti, sužydėti ir paskelbti, kad artėja pavasaris. Man viena gražiausių citatų yra Niko Kazantzakio apie tai, kad migdolas pražydėdamas tiesiog išrėkia, kad jis jau mato pavasarį. Tai prašė vienas garsiausių Graikijos ir Kretos rašytojų Nikas Kazantzakis. Tai va, migdolmedžiai žydi, viskas žaliuoja, iš tikrųjų labai gražios Alkionės dienos šiuo metu Kretoje ir jos laikysis bent jau kelias dienas apie savaitę. Sakau, man reikia jau net akinių nuo saulės, dabar pasisukau į pietinę pusę ir norisi tuos akinius užsidėti, nes tikrai spigina kaip reikalas. Kas dar aktualu, kas dar įdomu Kretoje? Šiąnakt, kai mes atvažiavom čia į rytinę Kretą, nes kur mes esam? Nepasakiau, kur mes esam. Prie Dikti kalnų, mes esam rytinėje Kretoje, jei prieš savaitę bėgimas vyko pietvakariuose, prie Kefali kaimo, prie Elos kaimo, tai dabar bėgimas vyksta netoli Jarapetros, pietrytinėje dalyje. Ir vakar mes išvažiavome iš vakarų, atvykome čia į pietryčius. Na, o išvažiavom, palaukit. Matau, kad Jurgita atbėga, pasveikinkite ją, jinai baigė savo 10 kilometrų. Štai, Jurgitos finišas, patenka į tiesioginę transliaciją, visiškai neplanuotai. Opa, čia pat ir Mimi nori bėgti su ją. Ok, jos 10 kilometrų irgi baigėsi, jinai irgi toj turės tą patį medalį, galbūt kitokį, nes 5 kilometrų ir 10 kilometrų medaliai skiriasi, tai jinai irgi baigė savo rungtynes. Ok, čia kažkaip netikėtai ir įdomiai viskas susidėliojo. Taip, mes esam pietrytinėje Kretoje prie Jarapetros ir išvažiavom iš pietvakarių, o tenai, kas įvyko tenai? Pietvakariuose prie Chanios įvyko žemės drebėjimas. Apie 5 balai, dabar mačiau patikslinta 4,8, vidurnaktį įvyko žemės drebėjimas. Jokių sugriovimų nefiksuota, netgi spauda garsiai nerašo, jisai buvo daugiau pietvakarinėje Kretoje priešais Elafonysį paplūdimio, tiesiog užfiksuotas tas žemės drebėjimas, bet spėju tie, kas nemiegojo, vidurnaktį turėjote jausti. Gal kažkas buvote tuo metu pietvakarinėje Kretoje, jeigu buvot, duokit žinią. Įdomu bus sužinoti apie tai, buvo kažkas ar ne. O aš tuo pačiu pasidalinsiu vaizdu į kalnus. Štai, vaizdas į kalnus.
ir mes esam pietryčiuose. Taip viskas žaliuoja Kretoje, bet tuo pačiu, kaip matot, kai kurie medžiai yra be lapų, tai viskas vietoj. Na, o čia beje yra lauramedis. Jeigu kažkas norėsit pasiskinti lauro lapų, atvažiuokite į Kretą. Šito gero mes turime, tiesiog galima skinti ir valgyti čia pat. Atsigauti po bėgimo, pauošius lauro lapus yra pats tas, tiesiog imi ir kvėpuoja tais lauro lapais. Tai va, tai dar turėjom ir žemės drebėjimą, nieko, mes pripratę prie jų, senokai bebuvo beje, normalu ir gerai, kad jisai buvo, nes jeigu nevyksta visiškai žemės drebėjimai, vadinasi, energija kažkur kaupėsi ir gali pokštelti kaip nors stipriau. Juolab jų ilgokai ir nebuvo. Tai vat ir prašom, mes apturėjome vieną iš tų žemės drebėjimų. Nieko, gyvename toliau. Kaip matote, varžybose dalyvaujam, džiaugiamės pavasariu ir viskas vyksta tolyn. Kas kitą savaitę aktualu? Šiandien šį sekmadienį prasideda kreatinį savaitę. Išvertus iš graikų kalbos, tai yra mėsinė savaitė. Tai reiškia, kad mes keliaujame link Velykinio pasninko, o tai reiškia, kad šią savaitę, artėjančią savaitę, linkiu visiems valgyti labai daug mėsos, jeigu jūs valgote mėsą. Nes, na, aš esu vienas iš tų, kuris... Mano vienas bičiulis išvedė gerą terminą, ne vegetaras, bet mažamėsis. Man tinka tas pavadinimas, nes kai kurios produktus iš mėsos valgau. Tai va, tai mes pradedame kreatinį savaitę ir per kreatinį savaitę ketvirtadienį bus cikno pemti. Šį ketvirtadienį, kuris ateina, bus dūmų ketvirtadienis išvertus iš graikų kalbos ir dūmų ketvirtadienį mes ką darom? Kepam labai daug mėsos ant žarijų. Tai pernai beje tą dariau Lietuvoje atvykęs ir tikrai turėjome labai gerą patirtį su Vilniaus graikų šeima, lietuvio graikų šeima, pavadinkime taip. Na, šiemet nebūsiu Lietuvoje, tai galbūt jūs Lietuvoje patys pasidarysite cikno pemti, dūmų ketvirtadienį ir iškepsite daug mėsinių patiekalų. Plus, nuo cikno pemti ir jau nuo šiandien prasideda įvairiausi renginiai miestuose, ieškant lobio. Yra tokia tradicija ieškoti lobio ir jau pirmą kartą dalyvauti persirengėlių šventėse, persirengėlių eisenose. Nes karnavalas tai yra būtent persirengėliai. Tai yra kažkoks tai, aš sakyčiau, tarpsnis tarp šiapusinio ir anupusinio pasaulio, kai viskas susipainioja ir visi nori susilieti su tuo. Atiduodu Mimi Jurgitai, atėjo Jurgita, štai, pasveikinkite ją. Kaip tavo 10 kilometrų? Labai gerai, va, Jurgitos medalis, tai kad medaliuoti mes abu. Į kolekciją. Taip, jinai kolekcionuoja, pas mane tai buvo pats pirmas medalis. Na, taip, pirmas mano bėgimas apskritai. Ir kita dar sako, ne pirmas. Tai va, tiek reikalų prasideda, kaip ir sakiau, kreatinį savaitę ir tą kreatinį savaitę linkiu valgyti mėsos daug, o paskui jau po truputį ją mažinsim. Plus, jeigu norite pamatyti, kaip viskas vyksta ir kiek bus persirengėlių gatvėse, atvažiuokite bet kur Graikijoje, patikėkite. Netgi žmonės į darbą eis persirengę visokiam braškiam, šikšnosparniais, grybais ir dar ko tik tai nori. Čia prasideda masinė psichozė ir ta masinė psichozė bus ne vieną savaitę, bus kelias savaitės. Tai va, tokia savaitė mūsų laukia, tikiuosi be jokių žemės drebėjimų. Jinai bus sėkmingai sutvarkyta ir grįžta, baigia kai kurie savo 10 kilometrų. Tiesiog man reikia pasislinkti į kraštą, praleisti juos. Ir tiesiog noriu parodyti, kaip viskas vyksta tokiuose bėgimuose. Tai yra iš tikrųjų graži šventė ir labai smagu, kad tiesiog paprastas kaimas tą suorganizuoja. Jeigu kada būsite Kretoje ir norite prabėgti pavasarį, rudenį, kaip ir sakiau, vyksta tokios šventės ir jūs galite juose sudalyvauti. Prieisiu arčiau, jau gal mažiau mane girdėsit,
Bet štai finišo tiesioji ir čia paskutiniai dalyviai ir jiems padedantysis personalas, netgi ir policija čianai, suvažiuoja jau ir grįžta, tai varžybos po truputį eina į pabaigą. Gal kažkiek chaotiška šita transliacija gavosi, bet tokia kokia yra. Aišku, po bėgimo reikėjo atgauti kvapą, bet nieko nepadarysi. Viskas taip susidėlioja. Tai geros jums savaitės, gero pasiruošimo pasninkui, nes, kaip ir sakiau, tai yra mėsinė savaitė, valgykite daug mėsos, keptos ant žarijų mėsos, atšvęskite cikno pemti ir keliaujame link Velykų su visais persirengėliais ir su visais šauniais dalykais. Tiek šiandien, gero sekmadienio visiems, dar kartelį geros savaitės, štai dar šiek tiek apelsinų už tvoros. Opa, yra apelsinų. Dar bus apelsinų. Jie čia pat auga. Laikome ryšį ir jeigu domina atostogos Kretoje, primenu, atostogos @manokreta.lt, geriausias elektroninės pašto adresas, kuriuo galite kreiptis dėl atostogų, atostogos @manokreta.lt, arba užeikite į manokreta.lt svetainę, ten viršuje kairėje yra mano telefono numeris, dabar jau galite skambinti, nes tikrai nebėgsiu niekur, nedalyvausiu ir bendrausiu apie jūsų atostogas. Ačiū, kad sekate, ačiū, kad domitės, sėkmės, iki!